Gerai, tai tada aš turiu skaidres, tuoj pasidalinu jomis. Grįžtam atgal. Taip, tai apie dalyvavimą GovTech projekto konkursuose. Kaip minėjau, mes esam GovTech laboratorijoje, inovacijų agentūroje, dirbam tokiom keliom kryptim. Tai pagrindiniai tokie mūsų tikslai yra viešojo sektoriaus institucijoms suteikti žinias, resursus ir įgūdžius reikalingus tam, kad jie galėtų pasitelkti technologijas, sprendžiant tiek šios dienos iššūkius, tiek galbūt žvelgiant į ateitį. Ir kalbant apie GovTech laboratorijos tokią gal istoriją šiek tiek, nors dirbam ir neseniai, nuo 19 metų, tai iš pradžių laboratorija fokusavosi būtent į tą jauną nedidelį verslą, startuolius, kurie gali kurti GovTech produktus viešam sektoriui, bet ką iš tiesų mes pamatėm per kelis veiklos metus, kad verslą turbūt galime skatinti ir galvoti įvairias priemones, kaip čia kurti tuos įdomius produktus ir panašiai, bet jeigu niekas jų nepirks iš viešojo sektoriaus, tai tas mūsų skatinimas iš tiesų toli ir nenuves. Tai dabar mes esame pakeitę savo fokusą, dirbam su viešuoju sektorium, kad jie būtent galėtų teikti tuos užsakymus inovatyviem skaitmeniniam produktam ir taip spręsti savo problemas, galbūt ne tokiais tradiciniais reguliavimo būdais, bet būtent pasitelkiant skaitmeninės inovacijas. Mes vykdome kelias veiklas, tai šiandien mes kalbamės apie GovTech produktų vystymą viešajame sektoriuje, taip pat turime ekosistemos stiprinimą ir konsultacijas, tai čia įvairūs renginiai, konsultacijos ir darbas su savivaldybėmis. Ir paskutinė tokia naujausia mūsų veikla, tai yra inovacinių įgūdžių ugdymas viešajame sektoriuje, tai kaip tik šią savaitę startavome su inovacijų akademija, kur žmonės iš viešojo sektoriaus gali geriau suprasti, kas yra tos inovacijos ir kaip galima jas kurti, diegti viešojo sektoriaus kontekste. Taip, tai GovTech produktų vystymas viešajame sektoriuje. Pirma, turbūt klausimas, dėl ko tai to reikia šitos veiklos, tai čia turbūt galima pateikti daug atsakymų, bet viena turbūt statistika, kuri puikiai iliustruoja, tai viena, kad mes turime didelę Lietuvos biudžeto pinigų dalį skiriamą viešiesiems pirkimams, turim ne 10% BVP, kurie kasmet yra išleidžiami viešiesiem pirkimam ir tik 0,02% šitų pirkimų yra inovatyvūs. Tai iš tiesų yra erdvės viešajam sektoriui užsakinėti daugiau tų inovatyvių paslaugų ir produktų. Ir ką matom ar ne mūsų strateginiuose dokumentuose, kad atsiranda ir paskata tą daryti. Tai iki 2030 metų yra užbrėžtas labai ambicingas tikslas, kad šitie 0,02% taptų 20%. Ir kokia čia yra užduotis tiek mūsų, kaip GovTech laboratorijos, tiek turbūt bendrai GovTech rinkos dalyvių, turbūt galvoti ne tik kaip pasiekti tą skaičių, tą kiekybinį rodiklį, bet iš tiesų ir su tuo kiekybinio rodiklio pokyčiu turėti ir naują kokybę viešųjų paslaugų, efektyvesnės viešojo sektoriaus institucijas, geresnės paslaugas piliečiams ir verslui. Ir mūsų GovTech iniciatyva yra viena iš iniciatyvų, kurios dirba būtent su ta kokybė, su naujų būdų atradimais, kaip viešasis sektorius galėtų kokybiškai bendradarbiauti su verslu ir sukurti paslaugas ir produktus, kurie būtų naudingi mums visiems. Dabar kodėl yra tas procentas galbūt toks mažas, tai turbūt viena, kad yra statistikos rinkimo problemos, bet kiti yra tokie aspektai,
su kuriais mes ir stengiamės dirbti ir atliepti, ar ne? Tai vienas dalykas privačiam sektoriui, jeigu kalbant, tai turbūt vienas aspektas yra per aukšti reikalavimai, kas yra dalyvavę viešuosiuose pirkimuose, turbūt neretai sutinka įvairių sertifikatų prašymus, kurie be viešųjų pirkimų verslui nelabai galbūt yra reikalingi, ar prašymus būti įgyvendinus įvairius projektus, kurie ten milijoninės vertės, kas mažam verslui, kuris galbūt nori persiorientuoti šitą sritį, nėra pasiekiama, ar visokius ISO standartus ir panašiai. Tai šitą iššūkį stengiamas atliepti. Antras aspektas tai yra dideli dalyvavimo kaštai viešuosiuose pirkimuose ir maža tikimybė laimėti. Irgi nėra norima prisiimti šitos rizikos ir galiausiai tai yra sudėtingos procedūros, viešieji pirkimai ir panašiai. Iš viešojo sektoriaus pusės irgi yra tokie aspektai, dėl ko galbūt tų GovTech produktų šiuo metu nėra tiek daug. Tai vienas dalykas yra, kad šiuo metu nėra viešojo sektoriaus institucijose skiriama biudžeto eksperimentavimui, naujų idėjų išbandymui, rizikos yra baimė ir panašūs dalykai. Antras aspektas yra ribotos technologinės žinios ir kaip mes galime pasitelkti tas naujas technologijas, sprendžiant mūsų iššūkius ir vėlgi tos pačios sudėtingos procedūros, procesais įvairūs galbūt reguliaciniai ribojimai. Tai šitam visam kontekste mes vystom tokį savo produktą, tai yra GovTech iššūkių serija. Ir GovTech iššūkių serija tai yra 6 mėnesius trunkanti eksperimentavimo programa, kurios metu kuriamas arba testuojamas inovacijos prototipas, kuris atlieptų vieną ar kitą viešojo sektoriaus problemą. Jeigu tokiam konceptualiam šiek tiek lygmenį žiūrint, tai turim tokias 4 puzlės dedamąsias, kurias bandome sudėlioti ir išspręsti. Tai viena vertus yra viešojo sektoriaus institucijos ir jų keliamos problemos, kurios iš jų reikalautų technologinio sprendimo. Antroji dalis tai yra finansavimas ir viešieji pirkimai. Tai čia prie mūsų resursų, ką mes suteikiam, tai suteikiam būtent tą biudžetą eksperimentavimui, institucijom nereikia rizikuoti savo pinigais ir tada jos galbūt drąsiau imasi tų inovacinių projektų. Ir viešieji pirkimai, tai kaip mes galime nusipirkti, esant dabartiniam reguliavimui, dabartiniam procedūrom, kokius pirkimo būdus galime naudoti ir kaip galime įsigyti tuos inovatyvius produktus. Trečioji dedamoji yra startuoliai ir GovTech startuoliai ir įmonės. Tai kaip galim sudominti, įtraukti, paskatinti rinkos dalyvius spręsti institucijų problemas. Ir ketvirtoji dedamoji tai yra bendrakūryba ir bendradarbiavimas, kaip galime užtikrinti, kad tas produktas būtų kuriamas kartu, kad susitiktume ne tik tada, kai reikia pasirašyti priėmimo perdavimo aktą, kaip galime įtraukti vartotojus, kad tie produktai atitiktų mūsų visų lūkesčius. Tai, kaip minėjau, yra struktūruota programa, jinai susideda iš tokių 5 etapų ir lygiagrečiai programai eina Co-Create akceleratorius, kurio metu būtent ir skatiname tą bendrą kūrybą. Tai jeigu dabar pasižiūrint, kur mes esame, tai mes dabar su institucijomis praėjome problemų atrankos etapą, kada institucijos aprašė iššūkius, kuriuos jie turi, atrinkome tuos, kurie mums pasirodė aktualiausi, įdomiausi. Antrame etape institucijos rengėsi viešajam pirkimui, tai turėjome tiek konsultacijas su rinka, tiek konsultacijas su technologijų ekspertais, tiek šiek tiek darbo su vartotojais. Ir dabar šito antro etapo pabaigoje institucijos skelbia pirkimus, kur yra paskelbtos jų techninės specifikacijos, ką jos tikisi padaryti šiais projektais.
Ir dabar mes esame vietoje, kada yra erdvė startuoliams ir kitiems GovTech rinkos dalyviams įsitraukti. Tai yra sprendimo atrankos etapas, kada mes ieškosime geriausių būdų, tinkamiausių būdų, kaip galima spręsti institucijos keliamą problemą. Ir ketvirtas etapas prasidės po sutarčių pasirašymo, kursime ir testuosime prototipą ir galiausiai sausio mėnesį pristatysime rezultatus, ką mums pavyko pasiekti. Ir stengsimės padidinti tų produktų sklaidą, kad iš tiesų tuos produktus įsigytų ne ta viena institucija, kuri kėlė iššūkį, bet galbūt ir kitos viešojo sektoriaus institucijos, kurios dažnai susiduria su panašiomis problemomis. Taip, tai šitą paminėjau, šitas etapas yra iki rugsėjo pabaigos, kada galima teikti idėjas. Ir tada spalis, gruodis yra prototipų kūrimui ir kitų metų pradžioje pristatysim rezultatus, demo day, tai yra ką pavyko padaryti. Taip, tai dabar apie trečią artimiausią etapą, kuriame tikiuosi planuojate ir dalyvauti. Tai šitas etapas yra įgyvendinamas per viešuosius pirkimus ir per projekto konkursą. Kalbant apie projekto konkursą, dėl ko mes pasirinkom šitą įrankį ir institucijos naudoja šitą pirkimo būdą. Tai yra gal tokie 3 pagrindiniai aspektai, dėl ko šiuo metu renkamės šitą pirkimo būdą. Tai vienas dalykas yra tas, kad tai yra atviras konkursas, reiškia, gali dalyvauti tiek įmonės, tiek startuoliai Lietuvoje ir užsienyje, tiek netgi fiziniai asmenys gali teikti idėjas, kaip spręsti institucijos keliamą problemą. Taip pat šitas konkursas yra idėjų konkursas. Šitas pirkimo būdas, jeigu taip žiūrint, yra šiaip atėjęs iš architektūros ir turbūt daugelis esate susidūrę, kai socialiniuose tinkluose ar medijose matome įvairius projektus, kaip pavyzdžiui galima būtų pastatyti vieną ar kitą pastatą. Tai būtent varžomasi ne dėl kainos ar ne konkuruojama kaina visur pas mus yra fiksuota, o konkuruojama idėjų kokybė ir idėjų gerumu. Ir paskutinis aspektas, tai yra geriausių idėjų autoriai yra apdovanojami, tai jie gauna prizus už savo pateiktas idėjas, nes tikrai suprantame, kad parengti tuos pasiūlymus užtrunka ir laiko, ir pastangų, tai kad tas dalyvavimas būtų patrauklesnis, kad gautumėt atlygį, netgi jeigu nelaimit konkurso, tai yra numatyti prizai, kuriuos gali laimėti rinkos dalyviai. Tai dabar mūsų GovTech projekto konkursai turi 2 tikslus. Vienas, ką jau šiek tiek kalbėjau, tai yra gauti įvairių idėjų spektrą, kaip galima spręsti vieną ar kitą iššūkį ir atsirinkti geriausią, tinkamiausią idėją. Ir antras tikslas, tai yra su konkurso laimėtoju sudaryti sutartį bandomosios versijos kūrimui. Ir dabar kalbant apie struktūrą, kaip viskas einasi projekto konkurse, tai viskas prasideda nuo pirkimo paskelbimo. Šiuo metu iš mūsų 14 kuruojamų GovTech projektų yra 9 jau paskelbti konkursai ir juose jau galima teikti idėjas, tiekėjai siūlo idėjas, tada institucijų sudarytos komisijos įvertins pagal taip pat jų dokumentuose matomus kriterijus, kuri idėja yra geriausia, apdovanos laimėtojus, o su pirmos vietos laimėtojų pasirašys sutartį ir kurs prototipą. Ir turbūt svarbus klausimas, ką perka organizacijos, tai čia yra tokia schema, kur horizontalioje tiesiai atsispindi nuo problemos arba idėjos į jau įdiegtą sprendimą ir vertikalioje tiesiąją yra testavimo apimtis, tai nuo pilnos sistemos iki dalies. Tai tikrai šiuose projektuose mes neperkam jau galutinės produkto versijos. Šiuo metu mes turim paskelbtas techninės specifikacijas, kur yra
aprašyti reikalavimai, ko institucijos tikisi iš pirkimo ir dalyvaudami projekto konkurse, kas vyksta iki rugsėjo pabaigos maždaug, ten kiekviena institucija šiek tiek skirtingai paleido pirkimus ir tie terminai skiriasi. Šitam etape jūs turėtumėte teikti savo idėją, sprendimo koncepciją. Tai kaip galima išspręsti, kokiais būdais, kokias technologijas pasitelkiant būtent tą iššūkį. Ir šitam etape yra prizinis fondas maždaug 11 000 kiekvienam projekte, kuris išsidalina ant pirmų 3 vietų. Ir paskui galutiniam rezultate, tai yra gruodžio pabaigoje, turėtų būti sukurta produkto bandomoji versija, kuri būtų tinkama testavimui arba institucijos aplinkoje, arba idealiu atveju su tikrais vartotojais vidiniais ar išoriniais. Ir šitai daliai yra skirta apie 44 000 būtent tos bandomosios versijos sukūrimui. Ir ties šituo ir baigėsi mūsų programa. Ką gali daryti institucijos, tai jeigu jų prototipas pasiteisino, jos pasiekia rezultatus, rodiklius, kurių tikėjosi, jos gali inicijuoti naują pirkimą ir pirkti jau pilną versiją. Ką gali daryti verslas, jeigu jie matė, kad prototipas veikia, prototipas įdomus, jie gali kurti produktą ir pardavinėti jį skirtingom institucijom Lietuvoje, užsienyje ir panašiai. Ir dabar nuo ko pradėti, tai pradėti galima nuo mūsų GovTech tinklapio, kur mes turime tokią lentelę, kur įdedame kiekvieno projekto statusą, yra įdėtos skaidrės iš pristatymo, kada institucijos pristatinėjo savo iššūkius, galima pasižiūrėti ir yra nuorodos į CPVI sistemą, kur galima rasti jau pilnus pirkimo dokumentus, techninės specifikacijas. Kai jūs randate iššūkį, kuris jums yra įdomus ir prie kurio sprendimo norėtumėt ir galėtumėt prisidėti, viskas vyksta per centrinį viešųjų pirkimų portalą, ten jūs teikiate jau savo pasiūlymus ir dalyvaujate pirkime. Tai aš taip greit perėjau apie mūsų programą ir dabar pakviesiu Tomą šiek tiek apie viešųjų pirkimų dalį ir kaip dalyvauti tuose viešuosiuose pirkimuose, kurie jums yra aktualūs ir įdomus. Sveiki, čia dalį papasakoju, kaip atrodo procesas, tai aš gal bandau pasidalinti skaidrėm ir bandom tada pasižiūrėti. Tai dabar, matosi, dabar kas liečia dėl pačio dalyvavimo viešajam pirkime, tai esminiai dalykai yra taip, apie ką pakalbėsim, kaip dalyvauti konkurse, kaip teikti pasiūlymą, kaip vertinasi pasiūlymas, kas yra susijęs su kvalifikacija, kokios yra klaidos, kaip apsiskųsti, kai tau nepatinka ir aišku, jūsų klausimai ir atsakymai ir bandysim tada pasižiūrėti. Dabar jau kalbėti apie pagrindinius teisės aktus, kurie reglamentuoja visą šitą procesą, tai yra viešųjų pirkimų įstatymas, tai ten yra 2 straipsniai, kurios truputukai yra apie tai parašyta, bet ten pakankamai nedaug. Ir yra dar viešųjų pirkimų įstatymo komentaras. Jeigu kam nors norėtųsi labai paskaityti, galima dar bandyti pasižiūrėti šitoje vietoje. Ir pagrindinis dokumentas, pagal kurį vyksta pirkimai, tai yra projekto organizavimo taisyklės, kurios aprašo, kaip tas konkretus projekto konkursas turėtų vykti. Tai čia tas yra jau pagrindai šitoje vietoje. Tada yra pati procedūra, tiek įstatymas, tiek taisyklės numato, kad gali būti procedūra dvejopa. Gali būti organizuojamas projekto konkursas, tada projekto konkurse mes galim išsirinkti 1, 2, 3, 4, 5, kiek reikia vietų laimėtojus. Galima padaryti, kad, pavyzdžiui, pirmą vietą laimėtų 3 tiekėjai arba 2 tiekėjai arba 1 tiekėjas ir tada teoriškai galima pereiti su jais iš projekto konkursą į neskelbiamas derybas. Prieš porą metų, kai buvo daromas konkursas, taip ir buvo daromas. Buvo projektas plus neskelbiamas derybos. Tada išilgėja procedūra, bet tada perkančioji su tiekėju gali susitarti dėl truputėlį kitokių funkcionalumų, gali padetalizuoti savo pasiūlymą ir panašiai. Toksai vat yra. Šį kartą yra nuspręsta, kad tas labai
realiai naudos praeitą kartą labai nesukūrė, bet sukūrė labai daug laiko, tai tada yra daromas tik tais projekto konkursas ir sutartis yra pasirašoma su tuo, kas laimėjo pirmos vietos prizą. Nes ten yra prizai, 1, 2, 3 vieta ir su pirma vieta yra pasirašoma sutartis, ir tada pasirašus sutartį tiekėjas pradeda dirbti. Dabar techniškai kaip tas atrodo, kad iš vidaus, jeigu pasižiūrėti, viešojo pirkimo komisija susidaro, perkančioji organizacija sudaro 2 komisijas, tai yra bus viešojo pirkimo komisija, kuri atlikinės tos grinai rutininius, formalius techninius dalykus, tai yra, kurie nelabai supranta, ką perka, bet supranta, kokie yra procedūriniai reikalavimai, kokie turi būti popierėjai, kada kam kokį išsiųsti raštą ir panašiai. Ir yra kita projektų vertimo komisija, kuri nelabai supranta, kaip vyksta procesas, bet supranta, ką jie nori nupirkti. Ir ta projektų vertimo komisija bus atsakinga už jūsų pateiktos idėjos įvertinimą. Pirkimo dokumentas yra paskelbimo vertimo kriterijai, yra paskelbimo skalių aprašymai, visose konkursuose truputėlį tai atrodo skirtingai. Ir tada pagal tą skalę ta vertimo komisija skiria balus. Ir tada pagal tuos balus jau yra sustatoma eilė. Techniškai yra sudaro komisijos, tada perkančioji pasiskelbia CVPI-se, tiekėjas teikia pasiūlymą per 2 vokus. Čia reikia taip dėmesį, kad yra A vokas, tai yra anonimiški dokumentai, B vokas yra kiti dokumentai. Tai pirmam voke nėra ir negali būti jokių užuomenų į tiekėją. Jeigu netyčia atsiranda kokios nors užuomenos į tiekėją tiesioginės ar netgi netiesioginės, tai tokiu atveju toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas. Ten, pavyzdžiui, buvo tokių atvejų, kad tiekėjas įkėlė PDF dokumentą, o PDF dokumento metodo duomenyse mes randam, kas jis sudarė, o jis sudarė tos konkrečios įmonės, kuri galėtų pateikti tokį pasiūlymą, vadovo vardas ir pavardė. Ir tada, arba dar geriau įmonės pavadinimas dar ateina šito vietoj. Tai tada toks pasiūlymas yra tiesiog atmetamas. Tai va tas su anonimiškumu, tai reikia labai atidžiai susižiūrėti, kad tokie dalykai jie nepraslystų, nes ta vertimo komisija turi nežinoti, kas pateikė pasiūlymą. Tada perkančioji atsidaro A voką, perkančioji vertina A voką, tą vertimo komisiją rengia recenziją. Recenzija tai yra toks 2 puslapių dokumentas, kurį aprašo, kodėl skyrė man iš 100 balų 74 ir kur ten man tie 26 balai pabėgo. Tada rengia preliminarią eilę ir informuoja tiekėjus apie B voko plėšimą. Ko jūs negausit? Jūs gaunat tik tais pranešimą, kad po 2 darbo dienų bus plėšimas B vokas, bet jūs negaunat nei kiek aš gavau balų, nei kur mano recenzija, nei kelintas aš esu eilėj, šitos informacijos jūs negaunat. Tokios taisyklės. Tada perkančioji prasiplėšia B voką, išsiaiškina, kas yra tas tiekėjas, tada pasitikrina EBOPD, pašalinimo pagrindas, kvalifikaciją ir tiktais, kad kvalifikacija pašalinimo pagrindas tikrina 1, 2, 3 vietos, nes tų vietų, kurie gaus išmokas, prizus gaus. Ir tada sudaro eilę ir tada eilę paskelbia visiems ir kiekvienam individualiai pateikia jo recenziją. Tai reiškia, aš galiu susipažinti su savo recenzija, bet negaliu susipažinti, jeigu aš esu 3 vietoje, aš negaliu susipažinti su 1 vietos recenzija. Tiesiog jie gavo 90 balų, aš gavau 76, tai aš galiu maksimum ką ginčytis savo 76 balus ir prašyti juos didinti. Dabar, kai vyksta vertinimas, užbėgant, tai reiškia, vertinimo komisija vertina mane su idealiu modeliu. Idealus modelis, tai yra apibrėžtas pirkimo sąlygose. Komisija nelygina, pagal popierius, nelygina tiekėjų tarpusavy. Jie veikia, kiekvienas pasiūlymas yra vertinamas autonomiškai, tik savo apimty ir nežiūrint į kitus lygiagrečiai esančius pasiūlymus. Kaip to išvengti, čia sunkus klausimas, bet jie yra ekspertai, jie yra to dalyko žinovai ir panašiai. Tai va, yra toksai niuansėlis. Dabar visi pirkimai matosi šitam CVPI-se, tai čia viršų įsivedus, čia turbūt reikia procedūros tipą išsirinkti projekto konkursas ir tada jums išmes visus projekto konkursus, o jeigu čia kur apačioje geltonai pažymėta, dar pažymėtume varnelę, tai išmestų visus iki tol vykdytus projekto konkursus, tai va čia toks būdas yra juos pamatyti. Reikia filtruoti, čia tiekėjai, perkančiosios tiekėjai neskambina ir nesako. Dabar, ką sako pats įstatymas sako taip, kad vertimo kriterijai nebūtinai turi remtis kainos ir kokybės santykių, jie gali remtis tik kokybiniais parametrais. Tai reiškia, šiai dienai mes esam pafiksavę kainą, tiekėjai nekonkuruoja dėl kainos.
Tai reiškia, kad kiekvienas tiekėjas gaus lygiai tą pačią, kuris be laimėtų, gaus lygiai tą pačią pinigų sumą. Tai tas tiekėjas, kuris, pavyzdžiui, siūlo daugiau funkcionalumų, jeigu vertimo kriterijai yra funkcionalumų kiekis, tai tas tiekėjas, kuris siūlo daugiau funkcionalumų, tas tampa laimėtojui. Pas visus vertimo kriterijai iš esmės yra skirtingi, tai reikia žiūrėti, pagal ką yra vertinama, pagal tai ir yra atsirinkama. Ką sako rinka? Rinka sako, kad lyginant su kitais valstybės vykdomais viešaisiais pirkimais, ir kitais pirkimų būdais, šitas yra skaidresnis, nes šitas, kai užfiksuoja kainą, tada tu lyginėsi ir konkuruoji pagal tikrai kokybinius parametrus arba pagal idėją, ten jau nebedalyvauja kaina šito vietoj. Antras punktas jums yra mažiau aktualus, nes į projekto konkursą šiemet niekas nenuėjo. Ir yra kita dalis, kad pasiūlymo pateikimo terminas yra 12 kalendorinių dienų, trumpiausias. Dažniausiai bus koks 15 arba truputėlį daugėliau. Ir tai reiškia, kad per tą laikotarpį turit pakankamai trumpą laiko tarpą, kad galėtumėt pateikti pasiūlymą. Jeigu kai kur yra vartojamos tokios savokos demo programa, tai reiškia, kad tiekėjas, perkančioji prašo, kad tiekėjas kažką paprogramuotų ir parodytų kokį nors veikiantį bazinį modulį, kad iš vis kažkas yra veikiančio pasinų, bet jų bazė kažkokia, tai tada reiškia, reikės demonstruoti tą bazę ir tą parodyti ir reiškia, jūs turite susisukti per tą laikotarpį. Tai terminai pakankamai trumpi, bet yra kaip yra šiuo atveju. Ir kitas dalykas, kas yra, perkančios gali elgtis visaip, bet jeigu pasiūlymą pateikti yra 12 dienų, tai aš vėliausia klausimus turiu pateikti likus 8 dienom iki plėšimo dienos. Tai aš po skelbimo pasirodymo realiai turiu 4 dienas klausimams suformuluoti ir jiem pateikti. Tai čia reikia suktis greitai. Jeigu aš pavėluoju pateikti klausimus, tai tada perkančioji sprendžia individualiai, nespės pateikti klausimus. Iš kitos pusės, ką gali būti, kad perkančioji atsako per 5 darbo dienas nuo klausimo gavimo dienos, o jūs pateikėt likus 8 kalendoriniam dienom. Teoriškai atsakymas gali įmesti likus 2 dienom iki plėšimo dienos ir tada tas jos atsakymas tampa galiojančiu ir tada jį reikia atsižvelgti. Yra toksai niuansėlis, tai čia turim tokią bėdą. Iš kitos pusės, perkančioji organizacija kas riboja? Perkančioji organizacija negali keisti esminių pirkimo sąlygų. Tai reiškia, kad po klausimų uždavimo ir klausimų atsakymo negali iš žalių obuolių patapti raudonais obuoliais. Čia toks yra niuansėlis, kad sąlygos gali būti tik aiškinamos, bet jos negali būti keičiamos, iš esmės keičiamos. Tai ten yra kelios bylos, kurios ten pakankamai bando sunormuoti šitą vietą, bet jeigu laikytis griežtesnės pozicijos, tai pirkimo sąlygos neturėtų būti keičiamos, kokios buvo paskelbtos, tokiom turim važiuoti iki galo. Tai čia toks yra niuansėlis. Tai mano siūlymas iš praktikos, kad kyla klausimų, rašot klausimus. Net jeigu kyla klausimų likus 4 dienom iki pasiūlymo, tai nieks jums nedraudžia tos klausimus užduoti, pateikti ir kad tada perkančioji organizacija jau pati spręs atsakinėti, neatsakinėti, bet bent jau būsit paklausę, pasidomėję. Nes dažnai būna taip, kad mes neklausiam, aklai pateikiam pasiūlymą, o po to sakom, kad mes čia kažko nesuprantam, mes suprantam kažkaip kitaip. Tai geriau yra paklausti, ir pasitikslinti, kaip yra iš tikrųjų. Nes, žinot, tiekėjais su perkančiosiam ten jie yra visai būna šitoje vietoje. Tada yra įvertinus, kai einam į kvalifikaciją, tada, kai įvertina mano EBOPD, toks yra dokumentas, kai kuriais atvejais EBOPD reikia pateikti ir dėl subtiekėjų, čia reikia jau skaityti sąlygas, tada jie pateikia man atitikti, kad mes atitinkam, netitinkam ir tada, jeigu atitinku, tada prašo pagrindžiančių dokumentų. Ir pačioje pabaigoje, likus 5 darbo, kai priimam sprendimą, kad aš jau laimėjau arba jau yra eilė galutinė, tai per 5 darbo dienas mums praneša apie eilę, apie tas, kuris laimėjo ir tada atidėjimo terminą. Tai reiškia, dar yra 5 darbo dienos apskūsti pirkimo procedūros. Ir tada tiekėjo reikalas yra priimti sprendimą skųst, neskųst. Pradžiai teikiat pretenziją perkančią organizaciją, tada ją nagrinėja. Jeigu netenkina, tada sekantis žingsnis yra keliauti į teismą. Kiek aš atsimenu per praeitą paketą, ten buvo pakankamai daug idėjų, tai iki teismų tiekėjai kažkaip nenuėjo ir ten su tais vertimais ten kažkaip pakankamai gražiai šitą vietą, nes perkančiosios pakankamai daug įdėjo dvasios ir dūšios, kad jie būtų atlikta vertinimas taip, kaip sąžiningai ir kad tiekėjam atrodytų, kad tai tikrai yra teisinga ir su pagrindimu su viskuo. Tai jos pakankamai daug įdėjo noro sveikatą šitą vietą.
Ir tokiu atveju ten dar yra tokia nuostata, kuri šio konkurso atveju yra mažai aktuali, kad jeigu būtų keli laimėtojai, galima pereiti į dėrybas, jeigu tai yra numatyta. Tai kadangi pas mus bus pirmos vietos vienas laimėtojas, tai tiesiai su to vienu laimėtoju ir bus pasirašoma va tas sutartis. Dabar yra toksai niuansėlis, kad jeigu aš pateikiu pasiūlymą, perkančioji pradėjo aiškintis, tai klausimas, ar perkančioji gali prašyti manęs patikslinti, paaiškinti, papildyti. Tai yra toksai niuansas, kad perkančioji, kai tikrina mano pasiūlymą, kai vertina jį, jinai nežino, kas aš toks esu. Ir tas anonimiškumo principo pažeidimas reiškia vienintelį dalyką, kad pasiūlymas yra atmetamas, perkančioji nebegali užmiršti, kas toks buvo tiekėjas. Ir taisyklės nenumato galimybės pasiūlymus tikslinti, papildyti, paaiškinti. Tai reiškia tai, kad tai, ką sudėjo atperkančiai organizacijai į tą jos pasiūlymą, tai jinai vertina tik to apimtyje ir jinai daugiau niekur už to, kas jie sukrauta, negali išeiti į išorę, negali išorėje matyti ir panašiai. Tai apie tai tą irgi reikia truputėlį įsivertinti. Ir dar tokia yra bėda, mes stengiamės konsultacijų metu su perkančiosiom paaiškinti riziką, paaiškinti, kad kada to reikia, kada nereikia, paaiškinti kaip IT srity, kaip ir savaime suprantama dalyką, kad išsilavinimas formalusis IT srity nieko nereiškia, nes tie, kur yra geri programuotojai, tai jų dažniausiai išsilavinimas, tie, kur tikrai geri ir gabūs programuotojai, dažniausiai jų išsilavinimas būdavo nebaigtas vidurinis, tai kad kvalifikacijos kėlimas, ypatingai šituose konkursuose, prasmės neturi jokios, nes esmė yra idėja. Tai, bet jeigu vis tiek yra keliami kvalifikacija arba pašalinimo pagrindų reikalavimai, tai yra tokia, čia 20-22 bylos, kuris sako, kad kai perkančioji organizacija manęs paprašo pateikti pagrindžiančius dokumentus, aš juos turiu pateikti iš karto visus čia ir dabar, ir tik vėliau aš galiu jau aiškinti pateiktų dokumentų turinį. Tai reiškia, aš nebegaliu atnešti naujo dokumento. Čia tokia viena vieta noriu vienu pavyzdžiu paliustruoti iš vienos bylos ir tada, kad būtų visiškai aišku. Būtent toks statybų konkursas, perkančioji sakė, kad tu turi turėti patirtį pastatęs ten gyvenamąjį namą, perkančioji organizacija, ne, tiekėjas pateikė perkančią organizaciją lentelę, kur buvo įrašė viena sutartis ir pateikė dokumentus. Tada perkančioji nustatė, kad ta sutartis netinka keliamų reikalavimų, jinai neturi būti vertinama ir tada tiekėjas sako, žinokit, bet aš turiu kitą galiojančią sutartį, kuri puikiai atitinka, bet aš ją buvau į lentelę neįdėjęs, nes galvojau, kad užteks viena vienintelė. Ir aš dabar papildau lentelę, įdedu į tą pačią lentelę jau antrą sutartį, kurią tikrai jau turiu, kuri buvo įvykdyta iki pirkimo ir jinai tikrai yra galiojanti ir visi žino, kad tai yra galiojanti. Tai perkančioji sako, apgailestavimas vertinant tik pagal tą, ką atnešė pirmą kartą, daugiau aš priimti iš tavęs nebegaliu. Ir kas buvo tada? Ir tada tiekėjas nesutiko su tokiu dalyku, nuėjo iki aukščiausio teismo, aukščiausiam teisme sako, kad tikrai taip, tiekėjas nebegali atnešti kokybiškai naujos informacijos, tiekėjas gali tik paaiškinti, patikslinti jau esamą informaciją. Jeigu jis būtų kur nors užsiminęs apie antrą sutartį, nebūtų jos pačios pridėjęs, nebūtų pridėjęs dalies informacijos, bet būtų to lentelė antra sutartis, tai tada jis būtų galėjęs paaiškinti, kokia tai yra antra sutartis. Tai ką noriu pasakyti, kad kai perkančioji paprašo pateikti kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindus pagrindžius dokumentus, tai aš turiu nuoširdžiai susižiūrėti, ko jiems svaršams reikia ir tada tvarkingai viską pateikti. Jeigu kažko neturiu iš praktinės pusės, tada rašot prašymą, pratęsti terminus, paaiškinat, kodėl jums reikia pratęsti, pateikėt pagrindinius dokumentus. Jeigu ana pusė reikalavo išversti ir ten dar patvirtinti kokiu nors mistiniu būdu tos dokumentus ir jūs užsisakėt ir vėluoja vertėjai, tada prideda dokumentus įrodančius, kad va vertėjų pateikiu, kad jie savo, kad reikės dar 3 dienų. Kad pateikiu, kuo galima daugiau informacijos, kad anas galas patikėtų, kad ne manęs vieno priklauso, kad čia ne mes tyčia vėluojam arba nenorim pateikti. Ir tada anas galas turėtų bendra tvarka pratęsti terminus ir leist pateikti. Lygiai tas pats su pažyma. Užsakiau pažymą, pažymos negaunu. Nedaug dievė yra koks nors partneris pas mane kartu užsienietis, žinote, kokiam švedam viskas užtrunka ilgiau. Tai tada pateikiu dokumentus, kad mano švedai užsisakė, kad jiems užtrunka ir tada perkančioji pratęsinėja terminus. Perkančiosios tą supranta, jos pratęsia, tik tai reikia pasiprašyti šitoje vietoje. Tai va, tai iš tem tiekėjų už visų nėra kaip, tai tada būna tokia bėda, kad tenka atmesti ir tada būna blogai. Dabar dažniausia iš tiekėjo klaidų yra tokios, kad į sąlygas reikėtų įdėmiai perskaityti ir reikėtų perskaityti visas sąlygas. Aš taip suprantu, yra bėda, kad sąlygų būna 100 puslapių.
kad sąlygos būna bendros ir specialiosios, būna techninė specifikacija, būna kvalifikaciniai, būna kokie nors reikalavimai, kad perkančioji organizacija nesusižiūri ir kokį nors priedą sukala keistus reikalavimus, kurie turi įtakos, ką reikia pateikti su konkursu ir dėl kurių mane atmes. Nu, būna visokių stebuklų. Tai skaityti reikia viską, nes ten yra buvę tokių bylų, kur kvalifikaciniai buvo surašyti ne jiems būtinoj vietoj, o buvo surašyti techninės specifikacijas atskiram skyriui ir VPT teismas traktavo, kad tai yra kvalifikaciniai, kuriuos tiekėjas turės išvelgti. Nesvarbu, kad ten yra tarp tų 300 puslapių, buvo ten kažkur toli parašyti, bet tai vis tiek buvo reikalavimai. Tai siūlymas yra perskaityti viską, suprantu, kad daug, bet skaityti reikia. Kitas dalykas yra, jeigu kyla klausimų, neaišku, nesuprantat, neaiškiai kaip pildyti lentelę, iš vis lentelė neaiški, tokios lentelės neužpildomos arba neįmanoma taip išskleisti, kaip jie nori, klausiam, prašom patikslinti, tik jeigu parašysit sakinį, tai yra nesąmonė, tai žinokit, perkančioji nelabai ką turės atsakyti. Kai klausiam, tai aprašom, kame yra problema, ko aš buitiškai nesuprantu, pailiustruojat, įdedat kelis pavyzdžius ir tada klausat, kaip man tą dalyką spręsti ir ką man su tuo daryti. Perkančioji turi atsakyti. Protinga perkančioji tikrai atsakys daug stipriai daugiau. Ir tada tuos turėtų būti klausimai ne kaip pretenzija formuluojami, o klausimai su prašymu paaiškinti, patikslinti, nurodyti, o kaip pildyti, ką pildyti, kodėl pildyti. Nu, va, tokių yra, būna ten tokių atvejų, kad neaišku, ten PVM parametrais kokiais rašyti, dar kažką, nu, jie būna perkančios visokių stebuklų sugalvoja, tai jeigu tik kas nors tokio neįprastesnio arba neaišku kaip, tada visada klausiam raštu ir tada perkančiosios galvos skausmas bus į tos mano klausimus atsakyti. Tada jau bus jau jų bėdos. Klausti laiku, taip, mes turime grubiai 4 dienas užduoti klausimus, tai suprantu, kad daug laiko perskaityti, bet vis tiek reikia perskaityti, pasispalvinti, pasižymėti ir tada klausim. Vėluojam, tai siūlau vis tiek klausti. Ta prasme, neatsakys, bet bent jau būsit paklausę šitą vietą. Dažniausiai stengiasi atsakyti šitą vietą. Klausimą aiškiai, tai kad turi būti formuluoti klausimą raiškiai, aiškiai, lygiai taip pat, jeigu teiksit pretenziją, tai irgi kai rašai reikalavimus, tai tada ten viską išdėstai tą savo rašinėlį, tos visus pamąstymus gyvenimo ir tada pačioj pabaigoje rašai reikalavimai ir 1, 2, 3, 4, 5 surašai, ko tu iš jo tiksliai nori, ką reikalauji, nes perkančios kartais nelabai supranta, ko tu iš viso nori šitoj vietoj. Tai apie tai reikėtų irgi pagalvoti, nes kiekvienais atvejais jos gali perkančios pagudrauti ir kai kada mano klausimą jos gali traktuoti kaip pretenziją ir tada nagrinėja kaip pretenziją, kai kada gali patraktuoti kaip klausimą, nors aš teikiau kaip pretenziją. Nu, toks vat yra jautri vieta, tada labai aiškiai, kai parašai, ko tu iš jų nori, tada perkančioji reaguoja vienaip arba kitaip. Ko nereikėtų daryti, tai netaisykit perkančiosios dokumentų. Jeigu jums atrodo, kad reikia įterpti papildomą eilutę, neterpiam papildomą eilučių. Jeigu jums atrodo, kad reikia ištrinti kokią nors lentelę, tai netrinam lentelių. Jeigu jums atrodo, kad tos lentelės reikia nepildyti, tai tiesiog jos nepildom, bet neištrinam. Kai pradedam trinti, prasideda visokie niuansai. Paaiškėja, kad ištrinėm per daug, ištrinėm per mažai, ištrinėm įsipareigojimus ir tada gaunasi, kad perkančioji mane atmeta vien dėl to, kad aš formaliai neatitinku pirkimo sąlygų reikalavimų. Tai netobulinam. Jeigu norim kažką pridėti, paaiškinti papildomai, dedam papildomą priedą, papildomą dokumentą, nes kas yra gerai, pagal teismo bylas, perkančioji organizacija mano pasiūlymą turi vertinti iš visumos. Jeigu, pavyzdžiui, aš pamiršau supildyti su priekėjų lentelę, bet esu pridėjęs visus su priekėjų dokumentus, jų sutikimus, visą kitą, tai lentelės neužpildymas. Jeigu ta pati informacija yra kituose dokumentuose, tai nėra pagrindas manęs atmest. Perkančioji, ką galėtų padaryti maksimum, manęs paklausti, kur yra šita info, nes jūs turėjote ją pateikti. Ir sakau, va, tam dokumente ta dalis, tam dokumente tam dokumente ta, dėl jūsų vienintelio, aš viską sudedu vieną gražiai lentelę, va dabar pateikiu, pateikiu. Ir tada jie turi priimti ir privalo tada mane įvertinti. Tai tiesiog netaisom, o klausiam tikslinamės. Ir teikiam dokumentus, tai į A voką anonimiškai, į B voką pasiūlymą, savo šifrą, pagrindžiančius dokumentus ir visą kitą. Ir tada reikia labai tiksliai pasižiūrėti, perkančios ten stengiasi dokumentus surašyti, kas eina į A voką, kas eina į B voką. Tai dėl savęs pasidaryti tokį checklistą ir per jį perėti, pasižiūrėti, kas kuriam vokė turėtų būti ir ką mes kuriam vokė turėtume matyti. Ir ką dar, kad jeigu perkančioji kelia kvalifikacinius reikalavimus, tai reikia pasižiūrėti, ar mes tikrai atitinkam kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu perkančioji sako, kad mano dizaineris turi turėti 12 mėnesių dizaino patirtį, o mano dizaineris sako, kad aš, žinokit, dirbau nuo 20 iki 21 metų dizaineriu,
Tai labai smagu, nuo 20 iki 21 yra arba viena diena, tiksliau 2 dienos, gruodžio 31 ir sausio 1, arba yra beveik 2 metai. Tai klausimas, kai tas dizaineris iš tikrųjų pas mane dirbo, tada jau tikslinėse klausia dienos tikslumu. Jeigu jis ten dirbo nuo 99 iki 2022, tai tikrai metų patirtį jisai turės. Tai jau tokius dalykus reikia susižiūrėti ir jeigu perkančio organizacijoje aš darau dokumentus ir rašau, tai tada nes perkančiosios gali labai keistai traktuoti. Tai tada, kuo tiksliau nurodysim, kuo bus aiškiau ir mums patiems bus aiškiau šito vietoj. Nes, yra tokių vietų. Ir kai kuriais atvejais irgi būna iš dokumentų, kad reikalauja metų patirties, rašė, kad tas dizaineris visus ten tos 22 metus buvo dizaineriu ir paaiškėja, kad jis buvo nuo sausio 1 iki gruodžio 30, o 31 jį buvo atleistas. Tai reiškia, jis metų patirties neturi. Formalumas dėl vienos dienos tai pasiūlymus atmeta. Nes, tada perkančioji privalo laikyti savo pačios sąlygų, negali užsimerkti, negali atleisti, tokie yra niuansai. Tai dėl tų reikalavimų, jeigu keliami reikalavimai, tai tą susižiūrim. Lygiai taip pat, dar čia toks irgi iš naujesnių, pakankamai naujesnių, skolos sodrai, skolos mokesčiams ir panašiai. Techniškai yra taip, aš privalau būti neskolingas pasiūlymo praplėšimo dienai, tai vokų dienai, ir tai dienai, kada manęs prašo pateikti pagrindžiančius dokumentus. Jeigu bent vieną dieną aš esu skolingas virš 500 eurų, tai yra pagrindas mane atmesti, nebent aš su valstybė turiu susitarti. Tai su pašalinimo pagrindais irgi labai atidžiai reikia susižiūrėti. Jeigu keliami pašalinimo pagrindai ir subtiekėjams, tai mano varškai subtiekėjai irgi turi būti neskolingi tas abi datas. Tai čia reikia labai griežtai, nes būna tokioje lygioje vietoje mes tiesiog atsimetam. Kvalifikacijos tikėtina niekas neprašys, nereikalaus, bet pašalinimo pagrindai pagal įstatymą reikalaujami ir tada gaunasi, kad tokioje lygioje vietoje jie atsimeta. Ir jeigu reikalaujam specialistų kvalifikacijos, specialistų dokumentų, tai irgi reikia susižiūrėti. Jeigu tarp pagrindinių dokumentų prašo, kad reikia pateikti ten ne tik tai CV, bet ten ir kokį nors darbo sutarčių išrašus, patvirtinimus iš kažkur, tai reiškia, tos dokumentus reikės susirinkti ir reikės pateikti. Jeigu jums yra sunku tos dokumentus gauti, tada prašom, užsiklausim, tada prašom pratęsti terminus ir panašiai. Tai šitą vietą reikia susižiūrėti ir susivaldyti, nes tai irgi yra pakankamai dažna bėda, kaip atsimesti. Ir čia aš tiesiog įdėjau iš print screeno savo paiso. Savo paisas po biškį vis kinta, tai gali būti paisliukas truputėlį kitoks. Tai čia atrodo pirmas vokas ir antras vokas. Tai pirmas ten yra šitie dokumentai anonimiški, antras vokas neanonimiški. Kai kuriais atvejais dar gali būti toksai niuansėlis, kad gali jūsų prašyti pateikti demo programą, bet tą demo programą, kai yra puslapio pagrindų, kur nors stovi PHP, nėra kaip čia sudėti, nes jie varškai nepasileis. Tai tada jie man sako, tai paleis kur nors serverį tą, o man tik įdėk linką, kad aš galėčiau ją pažiūrėti. Tai tada, kai aš talpinu tą programą, tai prašymas išnuomojam serverį, išnuomojam domeną, kad nesimatytų nei mano pavadinimo, nei domeno pavadinimas nebūtų niekaip su manim susijęs. Ta prasme, dedam pas ką nors, tik ne pas save infrastruktūrai ir kad jokie galai nešviestų į mane. Ir tada mes tikrai nebūsim pažeidę anonimiškumo principų. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, esu ten UAB Miško džiaugsmas ir susikursiu subdomeną konkursas.miškodžiaugsmas.lt, tai tada faktas tame, kad anonimiškumo principas čia labai greit pasižeidė. Tai apie tokius dalykus irgi reikia pagalvoti šitoje vietoje. Ir nesumaišyti dokumentų, nes yra buvo tokių atvejų, kad iš antro voko dokumentai buvo pateikti į pirmą voką. A kartais būna, kad perkančioji organizacija pasirenka klaidingą šabloną ir tau nėra antro voko, nėra kur įgrūsti antro voko dokumentus. Tai tada, jeigu taip matot, tada darot šitos vietos print screeną, teikit perkančią organizaciją klausimą ir klausat, kur dėti B voką. Ir tada jie supras, kad pamiršo padaryti B voką ir tada ten paleis procedūrą tikėtinai iš naujo, nutrauks, darys iš naujo. Bet apie tai reikia informuoti. Tiekėjai kaip daro, tiekėjai sako, tai ką daryti, tada viską vieną voką, tada sugaišta visi labai daug gražaus laiko, įvyksta plėšimas ir perkančioji supranta, kad nėra kaip vertinti, reikia viską nutraukti ir paleisti iš naujo. Plus perkančioji ką padaro esminį niuansą, jie netyčia atsidaro voką, mato mano pasiūlymą, mato mano pavadinimą ir tada bandyk daryti antrą konkursą, teikti tą patį pasiūlymą, jau jie žinos, kad už to pasiūlymo stoviu aš. Tas su anonimiškumu čia labai jau tampa jautru šitą vietą.
Tai apie tai irgi reikėtų pagalvoti ir perkančiai informuoti. Ir čia VPT sako, kad niekada neteikit paskutinę dieną, paskutinę valandą, paskutinę minutę. Savo paisas lūžtat, savo paisas nesuveikia, mes neturim interneto, nesuveikia elektroniniai parašai, nesuveikia, būna N+1 priežastis. Tai bent jau pasidarykit, kad jeigu yra plėšimas rytoj 9 ryto, tai bent jau šiandien iki vidurnakčio pabandom sugrūst, kad turėtume, jeigu kas rytoj iš ryto kokias 6-7 valandas įsispręsti tos klausimus. Tai prieš paskutinę dieną keliam. Jeigu yra galimybė, dokumentus susikeliam gabalais, mygtuko paspaudimą pasidėkit paskutiniai dienai. Jeigu labai nepasitikit perkančią organizaciją ir galvojat, kad kokia nors mokykla sugebės išsilupti iš savo paiso jūsų dokumentus ir iš anksto pasižiūrėti ir pasakyti kitam tiekėjui viską, tai tada įstatymas ką numato ir taisyklės visos numato. Jūs galite tą paketą, kurį deda čia, dėti į zipą, archyvuoti, uždėti slaptažodį, įkrauti dokumentus su slaptažodžiu ir slaptažodį pateikti po plėšimo per 45 minutės. Įmanoma taip, bet tada priimkit kitą riziką, kad jeigu blogai užšifravot, jeigu dokumentas neparsisiunčia ir nesiarchyvuoja, tai tada yra jūsų bėdos ir to pasiūlymo neįmanoma daryti. Kai kuriais atvejais yra buvę tokių atvejų, kad tiesiog ten suarchyvai pas kompę veikia idealiai, puikiai, kėlė į savo paisas netinkamai sukėlė, ten pabėgo bitai, baitai, dar kažkas tai ir staiga, kai perkančiai reikia parsisiunčia klaidingas failas ir nėra kaip atsidaryti. Ir viskas, ir tas pasiūlymas yra atmenamas. Tai su pasiūlymo pateikimu irgi yra jautru. Ir anonimiškumas. Anonimiškumas yra suprantamas labai plačiai. Tai aš galiu iššifruoti jūs pagal metaduomenys, aš galiu iššifruoti pagal programos metaduomenys, ten būna, kad jeigu yra svetainė, yra PHP kodas, tai atsidarai, HTML randi autorių. Pagal autorių iššifruoja įmonės pavadinimą, nepaslaptis, kad dažniausiai būna parašyta. Tai pagal serverio duomenys, pagal serverio linkus, yra buvę toksai atvejis, avoke tiekėjas, perkančia organizacija sako, va, mes siūlom tokią super informacinę sistemą ir žinokit, mes Izraelį tokiai kontorai kūrėm tokį panašų produktą, jie labai džiaugiasi, ploja katučių. Perkančioji nepiešia, atsidaro tą Izraelį tų laimingųjų tie, kur ploja katučių puslapį, atsidaro tą puslapį ir mato, kad šitą sistemėlę ir Izraelis džiaugiasi, sako, šitą informacinę sistemėlę mums kūrė UAB toks, esantis Lietuvoje ir jų puslapis ir koksai. Ir tada traktuojam, kad anonimiškumas pažeistas, tai mes išsiaiškinam tiekėją, nes bet kokiu atveju atsidaręs kad tu rasi tą pačią įmonę. Ir toks pasiūlymas yra nevertinamas, jis yra atmetimas. Tu jį gali po to prasiplėšęs antrą voką irgi atmesti, nes tada suprasi, kad tikrai anonimiškumas buvo pažeistas ir tu ją turėjai nevertinti. Smulkmena, bet tai yra svarbu. Ir dar toks yra atvejis, nedažnai, bet kartais būna, kad tu žinai, kas tai yra per organizaciją, plius minus, žinai to žmonės, tada tu skambini jiems ir ten bandai pasakoti, ir mes jums patikėm pasiūlymą ir bandai žodžiu pristatyti, koks nuostabus tas tavo pasiūlymas ir tada perkančioji taip gali patraktuoti, kai anonimiškumas pažeistas, nes kai papasakoji apie tą raudoną balionėlį, ponę skraidantį, tai kai atsidarai pasiūlymus, randi tą raudoną balionėlį, tai supranti, kad čia tas pats suabas ir kad anonimiškumo nebelieka ir ta vertimo komisija jau subjektyviai pradeda vertinti, o kai jie vertina subjektyviai, tai jau tas jau nėra gerai šito vietoje ir tada jau mes turim visi problemų. Ir dėl pretenzijų ir ginčių, tai čia yra identiškai taip, kaip yra viešųjų pirkimų įstatyme, o jisai sako taip, kad jeigu manot, kad perkančioji pasielgė ne taip, kaip turėjo pasielgti, arba pagal įstatymą kažką daro ne taip, tai jis turi teisę teikti pretenziją. Tai ne pirmą į teismą, pirmą teikiam pretenziją, surašom, kas mūsų nedžiugina, netenkina, iškeliam reikalavimus. Tada tą pretenziją, ten toks yra niuansėlis, aš turiu pateikti, jeigu noriu skųsti sąlygas, tai per 5 dienas nuo sąlygų pasirodymo, jeigu noriu skųsti rezultatą, kai gaunu eilę, tai per 5 darbo dienas nuo rezultato gavimo dienos, tai 5 dienos. Ir tada, kai aš gaunu per 5, tai perkančioji turi 6 darbo dienas pretenziją išnagrinėti ir jinai gali turėti 2 variantus. Atmesti, arba patenkinti, arba iš dalies dar tenkinti yra variantas, arba dar perkančioji gali susistabdyti vertinimo procesą pretenzijos, ten toks yra atskiras atvejis, prasitęs terminą neribotai, bet vis tiek turi išnagrinėti. Ir tada, kol įnagrinėjai, gali atlikti pagal naują įstatymą redakciją ir kitus veiksmus, tik tai yra kita bėda, kad kol jinai atlieka kitus veiksmus, tai negali pasirašyti sutarties. Ir po pretenzijos išnagrinėjimo, jin turi 5 dienų tą tokį
terminą, per kurį negali pasirašyti sutarties, o man tai yra tas 5 darbo dienų terminas pateikti ieškinį teisme. Nu, tai va čia tokia yra pretenzijų procedūra ir čia toks turėtų būti. Dar aš atsimenu iš po praeito karto, buvo toksai ištekėjo klausimas ir toks visai logiškas yra. Jie sakė, sako taip, čia tie jūsų 40, tie 2 ar 5 tūkstančiai ir plus dar tie tūkstančiai yra su PVM-u. Jie yra tokie kosmiškai niekingi pinigai už tą darbų skaupą. Sako, tai mes galim pasiūlyti taip į konkursą, tą ekonominį mes suprantam taip, kad sakom, va, čia tu man siūlai 100%, aš tau sakau, kad aš už tos pinigus tau padarysiu 60% arba 70% už to viso 100 ir tu mane rinkis pagal tą, kurį procentą tu, kas tą didesnį procentą pasiūlys. Tai taip nėra ir negali būti šituose konkursuose. Perkančioji ką nurodo? Perkančioji nurodo darbų mastą minimalų, jūs galite siūlyti prie to minimalaus truputėlį daugiau, bet tai, ką techninė specifikacija surašė kaip minimalų, tas privalės būti įgyvendinta ir įgyvendinta iki gruodžio 31 ar gruodžio 25 dienos. Tai grubiai per 2 mėnesius. Tai tas darbų apimtis privalo būti ir jie iki metų galo privalo užsektuoti. Neužsektavo, tada ten bandys iš jūsų pasimti visus tos pinigus ir visą kitą. Dabar dar kitas klausimas yra, ar galiu su perkančiąja dėrėtis dėl finansavimo sąlygų, apmokėjimo sąlygų ir viso kito, nes perkančioji nenumatė avanso, nenumatė tarpinį mokėjimą, dar kažko. Tai dėrėtis jūs negali, tai reiškia, kad jeigu pateikiu pasiūlymą, tai sutikau su visom sąlygom, kurios numatytos konkurse. Tai reiškia, kad jeigu perkančioji pasakė, kad sumokėsiu gruodžio 30, tai reiškia gruodžio 30 ir ne dieną anksčiau. Jeigu numatė, kad bus tarpiniai mokėjimai, tai tarpiniai mokėjimai, jeigu numatė avansą, tai bus avansas. Jeigu avanso nenumatė, reiškia, jo ir nebus. Nes ten tokia smulkmena yra, kad tos sąlygos perkančio organizacija turi įstatymo galią ir tada, jeigu jinai pasižadėjo tokiam sąlygom dalyvauti, tai reiškia, kad negali keisti pirkimo sąlygų jau sutarties vykdymo metu ir sutarties sąlygų negali keisti. Ir ta sutartis tokia, kokia jinai buvo pridėta, tokia jinai turi būti ir pasirašyta ir jos negali keisti. Tokios yra sąlygos šitoje vietoje, čia nieko kito nebus. Dar tas klausimas yra, ar galiu nepasirašyti sutarties, ar galiu laimėti konkursą, pasimti pirmos vietos prizą ir nepasirašyti sutarties. Išdurti perkančiąją. Tai kadangi perkančios jau yra pakankamai gudrios, tai ką jos yra numačiusios? Kad taip tu sutarties gali nepasirašyti, tokiu atveju kai kurios įsirašė, kad pirmos vietos prizo negausi, ko gero visos įsirašė, bet tu man dar turėsi atiduoti 2, 3 vietos prizo sumas. Čia logiškai yra, nes jinai 2, 3 vietą privalės išmokėti, tiekėjo neturės, su 2 vieta sutarties pasirašyti negali, nes jūs esate vienintelis geriausias laimėtojas ir jūs nenorite sutarties. Tai čia tokia atsiranda problemėlė, kad tada jie tą 2, 3 vietos prizo kainą perkelia ant jūsų. Taip yra, bet tą reikia įsivertinti prieš dalyvaujant. Bet tikėtina, kad jūs einate į konkursą, ne vien tik dėl to, kad pasakyti, kokie jūs esate šaunus ir gudrus, bet eina dėl to, kad tos darbus galbūt ir daryti, tai tą riziką reiškia irgi prisiėmė. Tai tiek, ką aš norėjau pasakyti. Dabar turbūt klausimai, atsakymai, diskusija, pamastymai, ką jūs apie tai galvojat, ir Artūras kelia ranką. Taip, Artūrai. Sveiki. Iš tikrųjų, tai jūs principą ir atsakėt klausimą, bet gal dar taip. Visi techniniai reikalavimai turi būti įvykdyti. Jeigu kažkuris bus neįvykdytas, vadinasi, perkančioji organizacija nepriima. Tai aišku, galbūt čia klausimas GauTecho komandai, ar jūs kontroliuojat, kokias techninės sąlygas deda, arba jūs kažką konsultuojat, kokias techninės sąlygas deda tos perkančiosios organizacijos, nes pati esmė čia vykdomas tyrimas, ieškoma sprendimo, bet jeigu yra reikalavimas, gali daug investuoti, bet yra reikalavimas tikslumas ne mažiau 95%. Tai jeigu yra tai 94% pasiekti ar 93, vadinasi, pagal pirkimo įstatymą esi neįvykdęs, pinigų negauni, dar pakliūni nepatikimus ir panašiai. Tai gaunasi, kad geriau tada tokiam konkurse nedalyvauti. Arba dar ten toks matosi gudravimas po projekto, po bandomosios versijos atiduodamas programinis kodas, visos licenzijos naudotis perkančiai organizacijai. Reiškia, perkančioji organizacija gavus pasiūlymą ir sprendimą, jinai, prototipą, jinai jo nebepirks tikro sprendimą, nes ją jau gaus. Tai
Tai va ir tokių niuansų. Aš gal atsakysiu pirma, dėl tų reikalavimų. Tai, ką ir Tomas užsiminėt, kad dabar yra laikas parašyti institucijom dėl tų reikalavimų, ar jie yra realūs ar nerealūs. Mes iš savo pusės tai buvo tiek su rinka konsultacija, tiek konsultantus turėjom. Bet vis tiek tą galutinį sprendimą, ką įrašyti į techninę specifikaciją, priima organizacija. Ir čia turbūt atsiremiam į tą punktą, ką aš minėjau prie tų problemų, kad ne visada institucijos turi turbūt pakankamai tų technologinių gebėjimų ir galbūt kartais ir pačios įrašo, ko iki galo gerai nesupranta. Tai Aš manau, per daug gudrauja. ta prasme, kalbant apie tą jūsų atvejį, kadangi mes jau esam anksčiau šnekėję, tai aš informavau tą instituciją, pasiūliau dar pasidomėti, ar tai tikrai techniškai įmanoma ir tikrai tada kviesčiau ir jūs parašyti jau per CPVI sistemą dėl to reikalavimo, kad sulauktų institucija ir oficialiai paklausimų dėl to reikalavimo. O dabar kalbant apie antrąjį dalyką, kurį jūs užsiminėt, tai yra intelektinės nuosavybės teisės. Tai šiais metais, man atrodo, bent jau iš paleistų pirkimų yra dauguma, kad intelektinės nuosavybės teisės palieka tiekėjui. Yra kelios, kurių visgi nepavyko įkalbėti ir jos pasilieka intelektinės nuosavybės teisės savo, bet tikrai džiaugiamės, kad šiais metais lieka daug intelektinės nuosavybės tiekėjam ir tiekėjai galės kurti produktus ant tų bandomųjų versijų, parduoti jas kitiem. Žiūrėkit, Liucija, tik vienas komentaras, Tomas ką ir minėjo, tai iš principo, jeigu jie dabar išims arba pakeis techninius reikalavimus, tai iš tikrųjų bus esminis keitimas ir tai gausis, kad turės pratęsti, nukelt laikotarpius ar panašiai, tai šitą irgi reikia. Tai viskas su tuo gerai, ta prasme, institucija parašė techninę specifikaciją, kokią jinai parašė, ta prasme, skelbia su jo konkursą, jeigu rinka neatsako į tą kvietimą, ta prasme, tai jos yra bėda daryti vėl iš naujo rinkos konsultaciją, vėl iš naujo skelbti konkursą ir man atrodo, ta prasme, ta indikacija yra gera ir pamoka, ta prasme, institucijai, kaip keltis tuos reikalavimus ir kokios reikalavimus gali rinka atliepti. Tiesiog yra svarbus tas momentas nesikalbėti mum tarpusavyje, bet ir formaliai pateikti savo klausimą, pasiūlymą. Gerai, ačiū Jums. Dabar dar dėl tų, dėl testų kontrolės, nekontrolės, tai ten buvo tokių niuansų, kad buvo išsakyta. Dėl 95% tikslumo, tai jeigu matot, kad tai yra sudėtinga arba probleminis, tai tada visada rašyti. Iš kitos pusės, kad tas 95% tikslumas gali nepriklausyti nuo jūsų tiesiogiai, nes, pavyzdžiui, galbūt ten reikėjo padaryti kokią nors integraciją su kažkuo ir pasitraukti dalį duomenų iš kažkotais, kas nuo jūsų nepriklauso, o jie buvo pamiršę pridėti aprašus integracijos. Kad ir po to, kai reikia jau tą padaryti, paaiškėja, kad ten negali patraukti dalies duomenų ir dėl to tau nesigauna kažkas. Tai jeigu nuo tiekėjo tiesiogiai tai nepriklauso ir perkančioji yra pamiršus padaryti namų darbus, tai tada reiškia sutarties rezultatas negali tik vienareikšmiškai sakyti, kad čia tiekėjas yra kaltas. Tada yra klausimas keliamas, kad sutarties keitimą ir tada yra kažkaip tais eliminuoti, kad ten dalies darbų eliminavimo ar kažkaip tais, kad šita vieta, kad būtų peržiūrimo galbūt kainos, kad atsisakoma kažkokio tai gabaliuko produkto šito vietoje, arba to tikslumo, arba tas tikslumas gali būti mažesnis, bet tai nepriklauso nuo tiekėjo. Čia kiekvieno klausimų jų reikia žiūrėti individualiai, netgi galima tiekėjų išsaugoti tos pačius pinigus, nepasiekiant rezultato, ir jeigu tai tiesiogiai priklauso nuo perkančiosios organizacijos problemų. Tarkim, jūs paduodat duomenis iš kito šaltinio, kitų būdų, ir tas daiktas suskaičiuoja į tą reikiamą tikslumą, dažnumą ar ten kažką tais, bet jeigu to būdu, kai perkančioji yra apsirašius ir nuo jūsų tas tiesiogai nepriklauso, čia tai jau ieškai, kurioj vietoj yra bėda. Ir jeigu tai yra ne pas tiekėją, IT atveju labai lengva, yra lengviau paaiškinti, kad tai yra ne nuo tiekėjo priklausantis dalykai ir tada kažkaip bandyti išsisukti. Bet faktas tame, kad rizika vis tiek lieka ginčui, čia galbūt lieka vieta ginčui didesniam. Ir taip. Dėl kodo atidavimo, tai visur stengiamės apriboti taip, kad perkančioji turėtų teisę tik tais į
neterminuota, neišimtinė licencija, tas reiškia, kad perkančioji neribotai tuo kopiją gali naudotis, kai kurios apsirašo, kad su teisė jį modifikuoti pačiom, tai reiškia, kad jie tą gabaliuką gali nueiti į tolį, bet jos negali jo komercializuoti ir daryti pardavimą. Nu, tai va čia labai skirtingas yra požiūris pas visus, tai va buvo noras bandyti suvaldyti, kaip Liucija sako, vieniems pasisekė, kitiems mažiau pasisekė. Tai, nu, turim, kad turim šitą vietą. Tai va, Gedas dar kelia ranką. Taip, Gedai. Sveiki, norėčiau dar paklausti tokį dalyko, ar tiek A, tiek B vokose dokumentai turi turėti kažkokius formatus, ar ne? Tai formatus reiškia taip, kad yra tas pradinis blankelis A vokui ir B vokui pasiūlymo blankelis, jie dažniausiai vardu būna prisegosios perkančios, ten įrašai lozungą, pridedamus dokumentus ar kažką tais, bet idėjos išpildymui, tada jau reikia skaityti, nu tarkim, jeigu perkančioji prašo pateikti koncepcijos aprašymą ir tam koncepcijos aprašymė suvardina, kad turi būti 12 dalykų, tai tada jau ten dėlioji savo norų, į ką nori, kaip nori, nuskaitai, kas parašyta. Jeigu tada aš dar siūlau atsiversti šalia vertinimo kriterijus ir pažiūrėti, už ką duoda balus. Ir tada pažiūrėti, ar tikrai visi tie dalykai, už ką gaunu balus, tą mano rašinėlyje, schemose, brėžiniuose, ar kas ten bebūtų, ar tie dalykai kažkaip atsispindi. Jeigu atsispindi, tada reiškia tikėtina turėčiau gauti aukštesnius balus. Tai va toks būtų atsakymas. Taip, blankelis yra, bet papildomai medžiagai reikalavimus jau jiems nebėra, ten jūs dėliojatės jau taip, kaip suprantat. Supratau, tai ta prasme, jeigu yra kažkokie keliami reikalavimai, tai jie turi būti pačiame skelbime ir užsimenami, ar ne? Sąlygose. Taip. Supratau. Dar vienas klausimas, jeigu aš esu vienintelis tiekėjas tam skelbimui, ar aš gaunu 1, 2, 3 vietos prizinį fondą? Yra visaip. Vienos yra padariusios taip, kad jeigu ateis vienas vienintelis tiekėjas, tai jam pirmam sukrenta visų 3 vietų prizai. Kitos pasidarė gudriau, kad ne, jam sukrenta tik 1 vietos prizas, o 2, 3 vietos prizo pinigus mes galvosim, ką daryti. Ir kai kurios nusprendžia, kad tos pinigus galbūt naudos papildomam tobulinimui, apart to, kas numatyta sutarty. Nu, vat, visaip yra paspręsta. Okay. Dar papildomas klausimas. Minėjot apie, pavyzdžiui, įmonė teikia kvalifikacinius kažkokius reikalavimus. Ten, nežinau, licencijos, galbūt darbuotojas turi būti dirbęs tam tikrą laiką. Visi šitie įrodymai yra pateikimi BVK, teisingai? Teisingai. Tiksliau ne visai. Į BVK pačioje pradžioje jūs dedat užpildyti, ten toks yra keiksmažodis EBVPD, ten tokia deklaracija interneto puslapį užsipildai, sužymi paukščiukais, kad esi niekam neskolingas, kad esi tvarkingas tiekėjas, tokį susipildai popierių. Ir tada įteiki tik tą EBVPD, čia kad paprašiau vyktų procesai, ir tik po to, kai manęs paprašys pateikti EBVPD pagrindžiančius dokumentus, va tik tada aš jau sunešu viską, ko jie manęs paprašė. Bet niekas nedraudžia jos pateikti ir iš karto. Nors jeigu aš iš karto pateiksiu, tai realiai anonimiškumą aš pažeidžiu. Nepažeidžiu, nes jūs jį pateiksit BVK. Taip, okay. A vokas anonimiškas, B vokas jau yra apie mane. Supratau. Ir dar papildomas klausimas. Minėjot, pavyzdžiui, tarkime, įvyksta kažkoks feilas iš pačios perkančiosios organizacijos, ar ne, nurodė, tarkime, techniniai nesklandumai, tarkime, ten A voką gali įkelt, bet B voką negali. Minėjot, darom print screeną, siunčiam, komunikuojam. Kaip tada su anonimiškumu? Kam aš turiu siūsti? Ne, reiškia taip, jūs siunčiat per patį savo PIS-ą. Va tas projekto konkursas turi tokią gerą savybę, kad jie nemato, kas atsiuntė pranešimą. Jie mato, kad pranešimas atėjo iš tiekėjo 1, arba iš tiekėjo 2, arba iš tiekėjo 3, bet jis nemato, kas už to stovi anoj pusėje. Ir tik kai rašo tą žinutę, nerašykit savo vardo pavardės tai žinutė ir telefono numerį. Supratau. Dėkoju. Taip. Gerai, tai ačiū Gedui. Gal dar turim kokių rankų, nes dažniausiai klausimai kyla paskutinį pusvalandį prieš pateikiant. Taip, Tomas Šiurna. Sveiki, tokį klausimėlį turiu aš berods praeitoj ir užpraeitoj, nepasakysiu seriją, dalyvavau su įmonė. Ir čia galbūt inovacijų agentūrai klausimas, ar yra koks nors užtikrinimas dėl projekto pertempimo per finišo liniją. Nes tiesiog mes darėm prototipą, ar ne, ir ten laimėjom, viskas tvarkoja, ir tas suvokimas, ar ne, kas yra ta minimali versija, gali skirtis, tą sąlygą, ar negali kažkiek vartyti.
Ir tiesiog buvo dalykas, kad mes viską padarom, ten parašai įmonį, įstaiga paina, ten atrašė 2 savaitės emailą, tu rašai, žiūrėkit, jau čia yra GovTech deadline, jis sako, gerai, tai mes parašysim aktą, kad mes pratęsim ir mes pasirašom. Ir tada jiem kaip ir viskas okei, nes pinigai yra, ne jų skiriami, ar ne, o mes kaip įmonė prisėmėm riziką, kad gausim tik po projekto visą apmokėjimą ir tiesiog visas tas važiuoja ir toks nėra tokio kaip arbitro, kuris įkištų ir sakytų, žiūrėkit, jūs susitarkite kažkaip. Tai nesinori nei ten į teismus, nei kažką, tai kaip tokia situacija suvaldyti. Tai šiais metais tai yra viskas iki metų pabaigos, ta prasme. Institucijos su jumis turės atsiskaityti pilnai, ta prasme, daugelis mokės iš pradžių avansus nedidelius, ten 10% maždaug nuo projekto vertės, aišku, gausit tą prizą, o galutinis atsiskaitimas yra iki metų pabaigos, ta prasme. O kaip, ta prasme, tai tiesiog, ta prasme, jeigu yra įgyvendinti reikalavimus šiais metais gal šiek tiek ir tiksliau apsirašo negu 21 metais, jeigu jūs apie tuos konkursus kalbat ir jeigu yra įgyvendinti techninės reikalavimai, tai įgyvendinti. Jeigu institucija, ta prasme, ateina metų pabaiga, jūs atsiskaitote ar ne, institucija dar randa, kai kuriuose projektuose yra numatyta keliuose, kad gali teikti, ta prasme, ištaisyti trūkumus, tai irgi ten yra 1 ar 2 mėnesiai tų trūkumų ištaisymų ir ties tuo ir baigėsi projektas. Nežinau, gal dar tiesiog gal ne iki galo ir supratau jūsų klausimą, jeigu dar kažkas, ta prasme, kyla ar nepilnai atsakiau, tai dar gal patikslinkit. Kaip ir patikslinot, tai ačiū. Nes prieš tos 2 metus ten buvo galimybė nusikelti įgyvendinimą į 2 metus. Tai ten buvo taip, kad jie metų gale sumokėjo ten kaip avansą, tada su agentūra atsiskaitė ir ten jūs su jais ten dar pusę metų dirbo. Dabar jie priima perdavimą aktą, turi pasirašyti gruodžio mėnesį turi sumokėti. Tai jeigu jūs visko nepadarėte, jie aktą pasirašė, tai reiškia jūsų sąžinės reikalas ten damuš, nedamuš produktą, tiesiog, nes jau jie aktą bus pasirašę šitą vietą. Ten dar čia iš to klausimo aš suprantu kitą klausimą, kad ką daryti su techninė specifikacija, kai perkančioji ir aš, mes skaitom skirtingai tą patį dalyką, nes labai dažnai yra bėda, kad perkančiosios labai mėgsta būdvardžiais viską rašyti. O kai rašai būdvardžiais, tai tada nelieka detalumo ir nelieka apibrėžtumo. Ir, pavyzdžiui, galėtų būti toksai teiginys, kad programa turi būti lankščiai modifikuojama. Kas yra modifikuojama, kaip ir visiems aišku, bet kas yra lankščiai, kada yra lankstu, kada nelankstu, iki kiek reikia pasirinti, kad čia būtų lankstu. Tai čia tada jau yra vertimo pobūdžio. Tai jeigu bent kažkiek yra modifikuojama, tai čia yra jau lankstu. Dabar, kad mes turim, nes visos ir šiaip viešajam pirkime visos sąlygos, kurios yra neapibrėžtos, turi būti aiškinamas tiekėjo naudai. Čia, jeigu taip visiškai jau pagal raidę žiūrėt. Tik tais koks yra niuansėlis, kad kai jūs pasirašysit sutartį, tai jūsų sutartis yra kas? Yra ta techninė specifikacija, kurią buvo įdėjusi perkančio organizacija, tai čia ta viena dalis, ir dar kita yra dalis jūsų pačių pasiūlymas. Kad jeigu aš sakiau, kad čia perkančio sako lankščiai, o aš apibrėžiau 72 atvejus, kaip aš suprantu lankščiai, tai reiškia visi tie 72 atvejai turi būti išpildyti. Dabar, kad mano pasiūlymas tampa techninės specifikacijos dalimi. Tai jeigu ten pribūriau gražių arabų, tai reiškia, tie visi arabai išeinantis už techninės ribų irgi turės būti gyvendinti. Tai su tom fantazijom irgi atsargiai šitoje vietoje. Supratau, dėkui. Pagrindė klausimas buvo dėl organizacijos vilkinimo, nes buvo atvirkščiai, kad mes padarėm, siunčiam aktą pasirašyti, sako, tai gerai, tai mes pagalvosim. Bet kaip supratau, yra deadline šiuo atveju, tai kaip ir viskas aišku. Jo, ten bėda su jų galvojimais, kad jie tada ilgai galvoja, negauni atsakymo, tada viskas tempėsi. Tai mano siūlymas yra, kad, prevenciškai išsiunčiau šitą peržiūrai dokumentą arba peržiūrai softą, rašau visada formaliai, niekas nedaudžia, formaliai parašot raštelį, kad pateikėm jūs tokią dieną, prašom pateikti, kaip galima greičiau atsakymą. Po 2 savaičių gaunu atsakymą, atsispausinu, prisidedu, tada rašau, kad nutaisyti, pataisiau, išsiunčiu iš naujo. Ir tada, kai matysis, kad perkančioji dirbtinai neskuba atsakinėti, būna visokių ten stebuklų, tai tada, kai keliausiai teismo turėsite įrodymus, kai jūs tikrai kruopščiai nuoširdžiai dirbo, tai perkančioji dirbtinai vilkino ir neleido jums, nedavė duomenų, nedavė atsakymų, nedavė patvirtinimų ir jūs dėl to negalėjote gyventi sutarties. Žinot, ten būna visokių niuansų šitoje vietoje.
ten pradžioje gražu, po to ten būna visokių niuansų. Tai geriau tą susirašinėjimą. Aš suprantu, kad sutartyse niekur nėra įrašyta, kad kiek perkančioji turi užgaišti pritariant sprendimui, suderinant tą sprendimą. Nėra niekur. Tai tada gaunasi, kad tiekėjas už perkančiosios laiko valdymą tampa atsakingas tiekėjas ir tada tu kaip tiekėjas turi jai padėti, peržiūrėti tavo tą pateiktą rezultatą ir pritarti, nepritarti. Tai toks reikia perkančiai padėti šitą vietą. Arba jeigu sunku padėti tada dokumentais šitą vietą, tada raštais viską derinti šitą. Toks patarimas iš praktikos. Tai Ieva kelia ranką. Taip, Ieva. Taip, sveiki, labai įdomu, labai naudinga, tik keletą tiesiog pasitikslinimų ir gal čia minčių pasidalinimų. Tai vienas dalykas, tai čia toksai gal praktinis klausimas, pačioje pradžioje jūs parodėt skaidrę su teisės aktais ir ten pats paskutinysis buvo aplinkos ministro patvirtintos taisyklės. Tai tik norėjau pasiklausti kažkaip, kad šiek tiek keista, kad aplinkos ministro, tai ten tos taisyklės yra aplinkos ministro patvirtintos, yra taikomos visiems, nes šiaip tai viešųjų pirkimų tarnybos veiklą lyg ir ekonomikos ministras prižiūri. Bet šiuo atveju būtent aplinkos ministro yra taisyklės, kurios taikomos visiems, visose sektoriuose vykdomams šitiems projektų konkursams. Teisingai supratau. Taip, ten toks yra niuansėlis, kad tas aplinkos ministro projektų konkursų pati kilmė, jinai yra nuo teritorijos planavimo dokumentų, kai ten rengėsi bendrieji planai savivaldybių, yra iš architektūros jisai atėjęs, o kadangi architektūra yra aplinkos ministerija, tai jie tą projektų konkursą, pavadinkim, išrado, tas taisyklės išrado ir jie dabar tas taisyklės ir kuruoja. Keistai, bet taip yra. Aišku, gerai, dėkui. Ir tam konkursui gaunasi, kad taikosi taisyklės, plus kvalifikacijai taikosi įstatymas. Ir tada yra, kad tu darai ir biškai pagal įstatymą, biškai pagal taisyklės. Toks biškai supintas reikalas gaunasi. Bet perkančios ten jos plius minus jau atsirenka šitą vietą. Supratau, aiškiau. Tada kitas klausimas yra dėl intelektinės nuosavybės, nes iš tikrųjų tas klausimas dirbame su panašiai iniciatyvom, čia ne tik Lietuvoje ir kitose šalyse, tai tikrai dažniausiai kylantis klausimas ir didelis showstopperis, kalbant apie viešuosius pirkimus, yra būtent IP klausimas ir jis visgi turi būti aiškiai apspręstas. Ir man šiek tiek įdomiai nuskambėjo, ką Liucija paminėjo, kad lyg ir tai palikta pačių institucijų diskrecijai. Tai reiškia, vienas lyg ir įtikinot, kad nepasiimkit. Viskas aišku su idėja, ar ne? Idėjų konkursas, apdovanojimai, idėja tvarkoj. Bet kai atsiranda sekantis žingsnis, jau yra diegimas kažkokio MVP, tai aišku, kad neretu atveju atsineš startuolis savo kažkokį produktą ar jo gabalą pritaikys ir panašiai. Tai aš tik norėjau pasitikrinti, ar iš tikrųjų nėra kažkokių aiškių taisyklių, ar neturėtų jų atsirasti būtent apibrėžiant, kas priklauso įmoniai, kuri dalyvauja konkurse, o kas priklauso jau perkančiai organizacijai, kuri susimokėjo už kažką, kas sukurta būtent jai. Tai šiuo metu, tai ta prasme, taip yra palikta organizacijom nuspręsti, mes tokiu įtikinimo būdu bandom eiti, ką matom iš tiesų, kad pavyksta įtikinti daugumą, bet ne visas, tai kitais metais planuojam, kad mūsų taisyklėse bus įtraukta, kad intelektinė nuosavybė lieka tiekėjui, o organizacija perkančioji gauna tą neterminuotą, neišimtinę būtent licenciją. Tai šitas klausimas yra žinomas, bandėm tokiu labiau per softinę prieigą jį spręsti, kitais metais veikiausiai per kietesnę prieigą bus išspręstas. Tai labai geras kelias būtų tikrai. Nes kai kurios yra tos, kur tokios didesnės organizacijos perkančios, tai jos jie turi motyvą, sako, čia mes susimokam pinigų, dar dalį iš savų pinigų, gaunam tokį pusiau luptą produktą, jis vis tiek negalutinis, sako, tai mes norim dar biškį pavystyti ir savo toj srity savo kolegom parduoda. Sako, nes mes juk įdėsim labai daug jėgų ir sveikatos. Gal ir neparduot, žinot, kartais. Tai aš labai tą suprantu, nes teko labai nemažai metų praleisti viešajam sektoriui ir būti tuose kituose batuose, bet iš kitos pusės tai čia ir labai svarbu rasti tą balansą tarp to, kas yra visgi įmonės nuosavybė ir to, kas yra sukurta išimtinai tam jau viešojo sektoriaus subjektui ir taip visai suprantama, kad jis turbūt irgi savo laiką gaišta ir pinigus deda tam, kad nori turėti kažką, kad galėtų toliau plėtoti. Tai bet čia, manau, tas klausimas jis labai yra aktualus ir vienas svarbiausių išsispręsti. Na ir gal toks labai praktinis paskutinis mano pastebėjimas, paminėjot, kad sutartyse kažkaip lik ir nėra prašytos tas
etapų arba produktų priėmimo taisyklės, paprastai mano žiniomis, tai kaip ir būna aprašyta, per kiek dienų, tarkime, perkančioji organizacija gavusi kažkokį rezultatą, turi jį vertinti ir reaguoti. Tai man tik tai klausimas, kodėl šitose sutartyse to nėra. Arba ar neturėtų tada kažkokiose gairėse, kurios irgi GovTechas, matyt, kaip suprantu, ruošia, atsirasti kaip labai aiški rekomendacija, kad turi tai būti aprašyta 5 dienas, 10 dienų, kiek ten reikia objektyviai. Ne, tai pati pabaiga galutinio produkto priėmimų, tai viskas tvarkoj, ten neapsirašo, kad ten per 5 dienas, tu pateiki, aš per 5 dienas įvertinu, pateikiu pastabas, ten dar, daugiau mažiau. Aš kalbu apie tarpinius. Bet įsivaizduokit, jūs pateikėt perkančiai tarpinį produktą, sakot, pateik pastabas, duok dalį dar info pradinių duomenų, kad galėčiau kažką užkrauti ir jau pradėti dirbti, ir jie vargšai 15 dienų nieko nedaro, nes kažkas išėjo atostogų. Aš apie tokius, apie viduj, kurio procesuose. Nes jums tai nuo to, kad perkančioji neatsakinėja laiškus arba nepatvirtina sprendinio, kad galėtume toliau važiuoti su sprendiniais, tai galutinis terminas jums tai nesistumia. Kad perkančios neveiklumas tai nereiškia termino pastumimo gale. Tai turbūt vėlgi, jeigu sutarty yra kažkokie tarpiniai rezultatai, milestone'ai, tarkime, jeigu tai yra ilgesnis projektas, tai matyt tai sprendžia, nes kiekvieno milestone priėmimo irgi paprastai taikomos aiškiai apibrėžtos taisyklės. Tai čia, bet čia matyti apie tai, kad dirbam ten visas projektas 2 mėnesiai ir tas darbas turi vykti nuolat. Tai bet čia tikrai tada tas neatsako ir vėlgi dar viena vieta, kur susidėliojimas žaidimo taisyklių nuo pradžio abiem pusėm, manau, būtų labai naudingas. Kai į 2 mėnesius nėra kaip dėliotas, nes mes bandėm konkursuose paaiškinti perkančiosiam, kad jos ten buvo užsigrėbusios, kad tiekėjas turi pateikti programavimo, grafiką darbų, kaip jis planuoja tą visą sprendinį padaryti, bet kai grafiką padarai 2 mėnesius, per 2 mėnesius, kai sudėlioja tarpinį grafiką, tai po to jo vis tiek nesilaiko nei perkančioji, nei tiekėjas. Nes kai reikia daryti, supranti, kad iš 2 mėnesių liko 1,5 mėnesio ir kai jau reikia daryti, tada sėdi ir darai. Ir kaip jau ten tie gabalai gausis, taip jau gaunasi. Čia ir tų tarpinių rezultatų, čia daugiau savo komandose IT pasidaryti, kad tu matytumai, kaip jie atrodo, bet santykė su perkančiaja tas prasmės netenka, nes vienus darbus paskubinė greičiau, kitus biškį lėčiau pastumdai, ten jau tada pagal situaciją dėliojasi. Visko tam tinka šitą vietą. Tai toks irgi buvo noras, kad iš jų išimti, tai man atrodo didžioji dalis to grafikų atsisakė, nes iš praktikos tai 0. Neveikia šitą vietoj trumpuose projektuose. Kai ilgi projektai, tada viskas tvarkoja, bet čia yra, 1,5 mėnesio, 2 mėnesių projektas, tai čia toksai IT prasme, čia toks labai mažas projektas. Laiko, jeigu kalbėt laiko gardelį. Dėkui labai už atsakymą. Dar kas nors klausimėlį, kokį vieną kitą. Gal ir nėra jau klausimų, yra dar Odeta. Tada tokį apibendrinimui, gal Liucija ir Tomai galit kažkokį pirmą kartą dalyvaujantiem pagrindinį tokį motyvacinį šūkį ar kažkokį patarimą išrinkti, kas yra svarbiausia, kad pavyktų tas dalyvavimas. Žiūrėkit, tai pirmas dalykas, prisijungiat prie pirkimo, parsipučiat visus dokumentus, atsispausdinat ir perskaitot. Taip nuoširdžiai perskaitot viską. Ir tada pasižiūrit, ko jie, tada aš ką daryčiau, pasikelčiau vertinimo kriterijus, pasižiūrėčiau, už ką aš gaunu balus. Tada pasižiūrėčiau, kaip lengviausių būdų, kiek surenku balų, lengviausių būdų. Tada pasižiūriu, kokius dar reikia dokumentus pateikti, pasidarau sąrašą, tą sąrašą įteikiu, jeigu turi sekretorį, tai atsakinga sekretorių, įteikiu jam ir sakau, šitie dalykai, tu užtikrink, kad mano pasiūlyme jie būtų. Ir tada duodu atskirą žmogų, kuris būtų atsakingas už sukomplektavimą visų dokumentų. Ir tada aš jį nurašyti grožį ten burtą rabus, tą visą idėjinę dalį, o tada tas žmogus jisai surinks tos visus galus ir sutikrins, ar tikrai apie viską aš aprašiau ir apie viską aš apdainavau, apie ką kalbama tiek dokumentuose, tiek vertinimo kriterijuose, kad gaučiau kiek galima daugiau balų. Tai taip. Ir tą idėją reikėtų ne vien tik tais lozungais, ten gražiais dalykais pinti, bet ir nueiti į kai kurias detalės
pateikiant galbūt kai kurios pavyzdžius, tarkim, kad jeigu ten kalba apie duomenų analitiką, tai va, kad duomenų analitika, jinai galbūt galėtų atrodyti va šitaip, arba iš tokių duomenų galim gauti va tokius dalykus, galim atvaizduoti galbūt va tokiu ir tokiu būdu, kad į konkretiką nueiti. Nes dažniausiai būna taip, kad kai tas pasiūlymas būna toks biškai konkretesnis, detalesnis, tai tada jis automatiškai išvertinto pusės atsižiūrėkim, kad turim vieną idėją, kur gražiai nupieštas, kaip kosminiai laivai skraido padangėmis, ir kitas yra jau detalizuotas, kaip tas kosminis laivas bent jau pakyla, ir kad jis tikrai surašomas su kokiais iššūkiais ir problemomis galim susidurti ir kokios pagalbos iš perkančiosios man gali reikėti. Kaip pavyzdys, ten jau kalba yra apie rizikas, apie dar kažką. Tai, reikia žiūrėti pagal vertinimo kriterijus. Tai va toks turi. Labai ačiū. Išsamei ir labai gerai. Dar buvo, nežinau, kilstelta atrodo ranka, bet gal jau man Karolina, matau, dar klausia. Sveiki. Aš atsiprašau, galbūt pasikartosiu, galbūt praleidau. Minėjot pokalbio pradžioje, kad ne visos organizacijos dar yra pateikusios techninės specifikacijas. Ar joms yra numatytas kažkoks terminas, ar tai yra ateinantį savaitę, jeigu mes iki rugsėjo galo turim plius minus pasidėlioti jau viską? Tai ta prasme terminas, tai buvo jau ir praėjęs tas terminas, kuris buvo nustatytas, tai dabar yra paskelbti 9 konkursai, tai tikrai kviečiu pasižiūrėti ir įvertinti tuos, kurie laiku spėjo. Jo, nes mes dar laukiam ir nematom to, kurio mums reikia. Jeigu nėra paskelbta, tai vis tiek, kai jis bus paskelbtas, tai mažiausiai pagal taisyklės bus 12 dienų pasiūlymui pateikti. Negali būti mažiau, ta prasme. Tai ar jisai bus ten paskelbtas rugsėjo 29, ar kada, jūs vis tiek mažiausiai turėsit 12 dienų. Supratau, ačiū. Jo, aš tai gal čia prie tų padrasinimo ar kokių čia žodžių, tai tiesiog noriu pasakyti tai, kad ne pirmą kartą darom šitą dalyką. Turėjom 21 metais beveik 40 konkursų ir visi konkursai įvyko, visur atsirado tiekėjai, ten paskui tie prototipai visokių buvo ir geresnių, ir prastesnių, bet tikrai noriu paraginti pasižiūrėti dokumentus, teikti tuos pasiūlymus ir galų gale kurti kažkokius įdomius projektus. Ir dar vienas turbūt kvietimas, tai jeigu matote iš verslo pusės kažkokių aspektų, kaip ir mes galėtume tobulinti savo priemonę, tai tikrai galit rašyti ar skambinti man, kaip tik šiuo metu rengiam taisyklės, kaip kitais metais atrodys priemonė, tai jeigu jūs iš verslo pusės ar akademinės bendruomenės pusės matot, kur galbūt kažkas stringa, tai tikrai perduokit šitą žinią ir bandysim atsižvelgti, kadangi kiekvienais metais dirbam ir bandom patobulinti šitą priemonę, kad jinai veiktų tiek viešojo sektoriaus organizacijoms, tiek iš verslo pusės veiktų. Tai ačiū tada visiems, kad dalyvavot ir sėkmės rengiant pasiūlymus ir tada tikiuosi su kai kuriais ir susitiksim jau iššūkių serijos veiklose. Visam. Ačiū labai už skirtą laiką. Ačiū visam.